Tai šiandien, manau, kad pasivaikščiosiu po mišką ir paieškosiu to KV dar. Pasirodo, va čia kairė pusė kaukės. Patį priekį aš jau radau maždaug prieš 10 metų. Manau, kad tarp jų tenai, tarp tų dviejų koordinačių apie 200 metrų, ko gero nemažiau. Čia tautušiuosi. Tai bus įdomu. Tiesiog dar kartą noriu patikrinti, nes šitą detalę išlindo netikėtai visai nesenai. Tai reiškia prieš kelias savaitės. Nuo to KV2 didelių bokštelių monstro. Pabandysiu dar kartą patikrinti. Tikrai įdomu. Nu ir pamatysim rezultatą. Gal nieko, o gal kažką tai vis dėlto mes išlupsim. Tai ką, vėl esam tam miške legendiniam. Pavadinimo galim neminėti. Šalia 28 tanko. Ir šalia 26 ir netoli visai KV. Nu tai jo, tą KV iš tikrųjų norėjom patikrinti, bet pro šalį eidami pažiūrėsim ir kitus dalyvius 41 metų mūšio. Gal pasiseks tiesiog. Nu gerai, su giluminiu nusprendėm vis dėlto. Nes čia vietiniai man leido pavaikščiot. O reik lopetą mano patankinę paimti suvirintą. Nes čia su šitą... Ai, nu okei. Prašovėm. Kaip jis tas karba tai tolimas? Nu ką, antras bandymas, tikiuosi, manau, kad bus sėkmingas, nes 7 somų gilį, gal 8. Žinai, šitoj vietoj, kur vienas KV va čia kažkur stovėjo, čia KV2, nes visas snukis išlakstė va aplinkui kažkur. O kitas KV1 ten stovėjo. Tai manau, kad čia... Nors gali būti, žinai, ir kokios palūtarkos ar 5, nu nieko tokio, svarbu, kad tą kvapą užuost. 41 metų. Tai ne, ten buvo sumaigyti bakeliai dujokulkų rusiškų. O va čia paviršinis, va matai, žolė apaugusi. Paviršinis radinys. Tos vasaros puikios dienos virš 30 šilumos buvo. Ziso lingės. Tokia detalė prie lingės. O čia savaržos, aišku, tvirtinasi. Nu, tai yra, aišku, bet norėjusi šaut pirmų kasimų masyvą. Ne? Nu, pusę bokštelį. Eikti savo, jis praktiškai išlindęs gulėjo. Mat, va, forma netgi yra. Čia tas išlenkimas, va. Va, matas. Pizdėta, ne? Va, neėjom ir neradom. Kaip geriau matos formą. Čia mano patas šarvas irgi taip gulėjo. Jo. Geras. Ne, normaliai pažymėjo, vat. 15 metrų paklaidą. KV2 snukis atskridęs. O dabar galim tiksliai pasižymėti, ne? Tai paskutinė, man atrodo, koordinatė. Šitą, ne, čia nesodyba, čia likučiai jos atvežti arba sustumti. Paskutinė vieta. Pasižiūrim. Nu, nevežimo. Paieškosim dar kažkiek tai. To žolės, aišku, jos kažkiek tai čia mums trukdo, trumpina gyvenimą. Su lupė tai įmanoma pašienauti žolės. 100% čia KV dalių buvo.
nes viskas prie pat. Keletą KV tankų, pirmų ir antrų, buvo visiškai prie pat džiunglės. Tankų džiunglės. Yra radinys. Vis tiek STZ 5 kaištis. Ne taip dažnai, iš tikrųjų nedažnai pasitaiko, nes kaip ir čia prie ūkio kažkokios veiklos jau jis atneštas. Ir dar, ką mes dar tepalą radom. Tepalą magistralės. Lingės jis 5 turbūt. Nenudurk manęs. O, tepalo KV. Vamsdelis. Palūtarkos, galinės lingės lapas didysis. Čia šitą reiks nešti jau, vienareikšmiškai. Gerai. Nu jau mes iš tikrųjų brendam link mašinų. Kažkokia dėžutė. Ne, gilzės. KV gilzės dugnas. KV2 gilzės dugnas. Nieko ypatingo, gaila. Svarbu, kad patikrinam tą visą vietą. KV2 ištaškytą radomėse. O čia tik likučiai šitų vietinių išnešiuoti visur gire. Būna įdomu antrą kartą atrasti detalę. Čia šitam sandėly. Kol kas dabar dar tokia situacija. Daug tvarkos nėra. Radau. Tai ieškojau to KV snukio. O čia jisai va, matos. Iš tos pačios vietos. Ištrauksiu, noriu pridėti prie tos detalės, kurią nesenai nupirkau ir kur mes buvom ten nulėkę į tą vietą, kurie rado. Tikrai nuo to pačio tanko, ne nuo tokio pačio, nuo to pačio. Tai trumpai apie tą KV2. Prieš kažkur tai 10-12 metų, jo gal netgi prieš 12, su Karoliu mes ten išlupom snukio va šitą šarvą, KV2. Va šitą šarvelį KV. Toks jisai labai įdomus. Labai gerai išlikęs. Polksnių buvo jaugęs ten ar po beržan, dabar neprisiminsiu tiksliai, bet šaknis skirtom atsimenu. Atsivežiau kirvį ir va praėjus maždaug, sakykime, maždaug 12 metų, visai paviršiui, ten mesgi buvom to įvykio vietoj. Matėsi, kad visai paviršiui buvo vienas lobių ieškotojas. Rado netyčia šitą kairės pusės šarvą, va, nuo šitos pačios kaukės. Ir aš jį nupirkau sėkmingai. Tai 200 metrų buvo tarp šitų šarvų atstumas. Kaip čia dabar parodyt? Kad būtent to pačio tanko. Gal taip. Matysis. Beveik matysis. Du 200 metrų vienas skrido kažkiek tai
ir kitas kažkiek tai. Galima tik spėti. Vienas galbūt skrido 50 metrų, kitas 150 metrų. Sunku pasakyti. O siūlės. Siūlės tinka. Tiesiog noriu parodyti, kad įrodyti, kad to pačio tanko ne tokio pačio, o to pačio. Tinka siūlės, o visas raštas, tas plyšimas atitinka. Gal pastatyti išeitų normaliai, kaip stubuo čia. Kažkaip tai bandyti. Šiek tiek sukabinau aš čia su virinimo aparatu, kad tiesiog laikytųsi, matyt bendrą vaizdą. 52 tonų tankas, matosi maždaug pabūklas 152 mm. Pagrindė pradžiai karo naudoja. Tai vat, čia maždaug prieš 12 metų. Ir šiom dienom tokie du gabalėliai. Turbūt paskutiniai iš tos vietos. Manau, kad tuščia jau ten turbūt 100 kartų praėjo daug ieškotojų. Galvoju, kad nieko nebebus. Tokia istorijos pabaiga.